Elektronik, kurie dabar ruošiasi. Tai yra pozityvūs judesiai. Čia. Jis leidžia bėtus. Taip. O kuo skiriasi O2 nuo O2 Elektronik? Tai tuo skiriasi, kad čia yra daugiau elektronikos. Ir kada čia žadat pasirodyti žmogam? Žmogam bus ant šio mėnesio 24 dieną. Ukmergė, Betlas, Kartu Mesaja, Micro One, A14, kas dar bus? Aš būsiu. Bus pozityvus judesiai ant DJ-jaus ir bus pozityvus judesiai ant O2 Elektronik. O tai klausyk, čia vienkartinis dalykas ar... Kol pozityvus judesiai turės beatų ir turės ką norės paleisti, tol būsiu aš. Turit būti ir žiūrėti O2 Elektronik. Ir dar skiriasi to, kad O2 ne visas sąstatas. Čia tik tai yra O2 pozityvus judesiai ir O2-2. O kur kiti Tai va, kiti labai O2 ruošiasi nariai ir bus. O kol kas O2 Elektronik daužės daug visur. Taip, o tu paklausk kitas. Ką tu gali padaryti? Čia šviesos daug garsų, tarp jų pasiksti galių, jau žmonės sukas visi ratų, jau greitis pritarpinto kartu, o tai čia kiek merginų norėtų pasiimti vieną ir tu. Ir aš matau, kad tu jokies iš mane. Tu šūrikas esi ir nieko negali padaryti. Tave. Ja, tu geri pilsnerį tą pokui. O aš čia prieš kamerą darau driftus locham. Ha, jie, mane filmuoja per kamerą. Aš čia su mergom pafilmuok jei gali. Pafilmuok jei gali. Gal kavos? Kas geri jošo, kam čia pasidaktinė, kas su pažolė, o kas iš pasakas vinė, kas vedė ant borto, senamišis kairė, kažkam leidžia kišenę, kemata dienai, kai subsivėlė, neprisimena vardą, rytinę dozę kalbos, su šlapėliu brendžia. Ai, ne į tą pusę. Čia pozityvus judesiai. Čia duo, čia O2, iš O2 dabar bus. Yeah. Hip-hop battle. Pagrojau skrečiais. Pasidomėk, kaip mums sekasi, ar viskas tvarkoje, ar neišsekome. O tu paklaus, kokie mūsų gyvenimai būna tokie geri, kaip žuvies akvariume. Kartu džiaugiamės, pučiame vieną dūmą, pakilęs dūmų debesis, pravaiko mūsų liūdesiai. Kartais norisi žmogaus patarimo, išgirstų viskas gerai, tau tai tinka. O kai netiks, tau juk reikia naudos, matau gerai, viską parašyta ant kakos lapą. Kaip jūs seka, gal į restoraną, taip, į restoraną Pupa. Gerą dieną. Sveiki. Matau, jūsų pasirodymus pradėjo tampytis teterį? Jo, Gal galima plačiau apie tą daiktą naujovę Lietuvos muzikos rinkoje? Aš seniau, kai atsinešdavau kompiuterį pas save į koncertus, tai aš tikšindavausi paštą, bet kažkas pamatė ir sakė, tu lievas didžėjas esi. Ir nusprendėt žaisti teterį, jo? Gal galit parodyti, kaip čia žaidžiama? Čia tas, kur nuogos bobos atsidaro paskum. Jo, atvažiuoja stulpelis ir turi uždėti ant kitą stulpelio, čia maždaug taip, op, ir matai, ir turi meilę. Ir tada būna game over, pažiūrėk. Game over viskas pasiūlė. Kur game over? O, čia Tada vėl jį pasileidžiam ir tada žaidžiam toliau. Nu, pažaisk. Čia reiks pastangų įdėt, matau.
O. Žiūrim, kas gaunasi. Daug visko gaunasi. O šitas mirgų margų kas čia? Čia Tetris, tik analoginis. Nu, parodo. Vieną signalą. Ir gal elektroninis vienu metu? Vieną signalą Tetris čia. Kiek bitų čia? 8? 7 bitų. Nereikinis skaičius, įdomu. Ir kai praeini eilutę, gauni garsą. A, čia game over, reiškia. Ir visi galvoja, kad čia efektų procesorius, ne, čia tik tai reikia žaisti taip, kad per periodus būtų viskas sutaptų. Supratau. Reikia greitai, levelį. Dėkui, man batarkį išsikravo. Kiekvieną dieną šydamas kitų žurnalų žmonės, dažniausiai vakarais arba iš ryto prie 7. Jis man padeda, aš jam dėkingas, apžvelgiu Lietuvos ponės gracingas. Mes, po to kaip Dievas duos, laikykimės, jebra. Čia oda elektronika. Du pozityvūs judesiai prie kameros, okis, kuris dabar dar čia nebūna. AIDS, baby. Negalvoju, kad sutiks. Закрывайте эту камеру. Čia vyksta pasirodymas, repeticija grupės Odo Electronic. Čia vienas iš Odo grupės narių. Merga slėpia veidą, ko slėpėt moteriškę veidą? Aha, jie nerepa. Štai viena filmuotojas mūsų. Aš taip bloskai. Guli. Traukiu. Jau nutikravai? Nu tai ką, atradai?